Buongiorno. Kodėl jūs pasirinkote būtent Šiaurės Italiją slidinėjimui, kodėl ne šalia, nežinau, šalia Romos, gal kažkur kitur, kitose regionuose, kodėl būtent Šiaurės Italiją pasirinkote? Tai mes važiuojame į šiaurę, į jau Alpes, mes į Dolomitų zoną, kas yra Alpes, tiesiog šiek tiek kitokie vaizdai. Važiuojam tenai pagrinde dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, ten aukštis visai kitas, ten trasos virš 2 km aukštyje, tai kaip žinia, su, nežinau, čia klimato atšilimu ar koks pasitaiko klimatas yra žymiai saugiau važiuoti į tokias aukštumas, nes prie Romos, kaip žinia, viskas priklauso nuo klimato, jeigu šiek tiek šiltesnė savaitė, tai nelabai ten gali paslidinėti kokybiškai, o Dolomituose, nepaisant to, mes važiavom šį kartą 1 vasario savaitę, tai mums taip, sakykime, gal šiek tiek nepasisekė, kad tai buvo ypatingai šilta savaitė ir aš žinau iš kelių savo draugų, kad žmonės skundėsi, nuvažiavę į kažkur kitus kurortus, pusė trasų netgi uždaryta buvo, nes tikrai buvo tiesiog 10, gal net iki 15 laipsnių, labai šilta, miesteliuose pačioje beveik nebuvo sniego, bet kai užkyli į trasas virš 2 km aukščio, bent jau Dolomituose nei vienos trasos nebuvo uždarytas, nepaisant šilto sezono. Tai trumpai dėl to, kad tai dėl saugumo, kad tu gausi trasas, kad tu gausi sniego, aišku, ten visa infrastruktūra yra, jie iš to gyvena, tai net jeigu sniego trūksta, gamina tą dirbtinį sniegą. Ir dėl vaizdų. Labas, Margarita. Linkėjimai iš Dolomitų. O kur būtent jūs slidinėjote šiais metais? Koks tai miestelis? Tai yra Dolomitai, taip? Na, bendrai apie Dolomitus turbūt reikia įsivaizduoti, Selaronda yra, aš taip buitiškai pasakysiu, kaip saulė. Tai yra didžiulis ratas, aplink kurį žmonės slidinėja ir aplinkui yra daug miestelių, iš visų beveik ten miestelių gali tuo ratu suktis ir pasiekti įvairias kitas trasas. Tai pagrindiniai tokie 4 miesteliai, kurie yra visiškai ant tos Selarondos jau labai labai arti, tai yra Araba, Corvara di Badia. Mes buvom prieš 2 metus Arabui, pernai Corvara di Badia, Corvara in Badia. Tik tai šitoje vietoje pabrėžiu, kad tai yra Corvara in Badia, nes yra 2 Corvaros šiaurės Italijai. Viena yra ties sienos su Austrija, tai mes ne į tą Corvarą važiuojam, mes važiuojam į Corvara in Badia. Šiemet buvom Kanadzei ir dar vienas miestelis, aš tiesiog turiu užsirašius, Selva di Valgardena. Keli tokie didesni miesteliai jau visai ant to, kaip aš sakau, toks saulės ratas. Ir nuo to saulės rato eina tokie, įsivaizduokim, kaip spinduliai. Tiesiog tokia yra struktūra to viso slidinėjimo kurorto. Tai realiai kiekvienam tam tas spindulys, tai ten yra daugybė tų slidinėjimo trasų, nes tai yra koks nors slėnis ar net keli slėniai ir ten visokių lygių tų trasų gali rasti. Tai yra keletas miestelių, kurie tarsi yra sujungti, bet yra šiek tiek tolėliau. Tai tas toks slėnis, sakykime, kuris jungia miestelį su ta Selaronda, to didžiuoju ratu, jis yra šiek tiek atokiau. Tai pavyzdžiui, pats garsiausias Dolomitų miestelis čia Italijoje, Cortina d'Ampezzo, kur vyks olimpinės žaidynės po kelių metų. Tai yra pats garsiausias, nežinau, iš filmų, iš istorijų. Ir todėl, kad ten vyks olimpinės žaidynės, ir todėl, kad tai yra labai miestelis, toks labai mandras, labai kietas, ten labai yra mandras. Ir žmonės taip skiriasi nuo kitų slidinėjimo kurortų gali. Jis yra prabangus, tai tas miestelis šitą turiu omeny, jo lietuviškai prabangus, nes daug kas ten nori važiuoti, ten važiuoja žmonės ir ne tik dėl slidinėjimo, nes aš ir su vyru tariausi, kuris yra toks profesionalesnis slidinėtojas negu aš.
Aš, sakykime, su tam mėlynų, jau nebe mėlynų, raudonų trasų lygyje, galiu nučiuošti nuo juodos, be Mhm. stiliaus ir be malonumo. Jisai yra profesionalas, jisai eina ant juodų trasų, jam ant kitų nelabai įdomu. Taip. Tai tariausi ir su juo, ką jis galvoja, pavyzdžiui, apie Cortina d'Ampezzo, kuris miestelis toks garsus. Mhm. Bet ir jo nuomonė, nu, ten trasos nėra niekuom ypatingos ir Mhm. gal šiek tiek ir minusas, kad esi tolėliau nuo viso to Mhm. didžiojo, nuo viso to didžiojo rato. Bet pats miestelis yra labai gražus. Ir aišku, ten viešbučiai yra patys įdomiausi, patys mandriausi su visais servisais. Tai jeigu netrūksta pinigų, tai ten turbūt gali Ten susirasti. galima. Jo, ir ten O aš įsivaizduoju, kad ten važiuoja žmonės ne tik slidinėti, bet tiesiog į spa, pabūti tą miestelį. Ja, mhm. tam pasivaikščioti po tą miestelį, tai sakyčiau toks podiumas, šiek tiek centrinė gyventojai. Neblogąją tą žodžią prasme. Taip, taip, Ten, taip, taip. na, Taip, taip, jeigu taip. kitur nuvažiuoja žmonės paprastai su savo kombinzonais nuo ryto iki vakaro slidinėja, ten jokių madų ir jokių mandrumų, tai Cortina d'Ampezzo yra. Ten yra madų šou šiek tiek, taip. Taip. Taip, labai daug esame girdėję apie Cortina d'Ampezzo, aišku, net filmuose matę. Tai kažkoks toks itališka Settimana Bianca, kažkodėl asociacija būtent yra su Cortina d'Ampezzo. O sakyk, tu minėjai, kad yra kaip ir skirtingos vietos tame rate, taip, toje saulėje. Ir kaip jūs judėjote, jeigu jūs norėjote slidinėti skirtingose trasose, ar koks judėjimas, ar ten yra kažkoks autobusas, ar jūs važiavote su mašina tarp tų trasų, kaip jūs judėjote? Geras klausimas. Na, mes, kai bukinomės, užsisakom viešbutį, tai visą man yra pats didžiausias prioritetas būti ant trasų. Arba jau ten prie pat pakilimo tako, nes aš nenoriu jokių autobusų ir mašinų iš ryto ar vakare turėti su to reikalų. Tai aš nesu labai patyrus toj srity, bet aišku, ten yra autobusai, tai yra Šiaurės Italija, jie gyvena iš to, tai ta infrastruktūra, aš manau, pakankamai gerai išvystyta. Yra taksi, mes esame naudojasi taksi kelis kartus, nes tiesiog noriu važiuoti kažkokią tai kitą trasą, kartais tai yra per toli. Tai ten tokie yra mikroautobusiukai, kurie kaip ir taksi, tai tiesiog renka žmonės. Aš dabar neatsimenu, 8 ar 9 eurai. Ar ten tiesiog pasako per autobusiuką, kokia yra kaina ir mes kelis kartus net esam sakę, kad gerai, mes sumokėsim šiek tiek daugiau, bet jau važiuojam, nebelaukiam kitų žmonių. Bet tai ten vis tiek gavosi, nežinau, gal 12 eurų susimokėti. Tai nėra labai brangu, bet su tais dalykais reikia atsargiai, nes mano draugai iš Lietuvos pasakojo, kad kadangi tos trasos yra labai ilgos, labai didelės, ta zona yra milžiniška, kartais taip atsitinka, kad žmonės nuslysta, kaip čia pasakyti, slidinėjant nukeliauja į pakankamai toli ir nespėja grįžti. Ir kai nespėjai grįžti, bet čia yra šiek tiek sudėtinga, nes kai slidinėjai, esi pačiuose kalnuose, tai labai sunku susigaudyti, koks tai yra kelias su mašina ar viešuoju transportu grįžti. Ir kartais atrodo, lyg ir nieko tu čia stebuklingo nepadarėjai, bet sužinai, kad 100 kilometrų jeigu oficialiai keliais pargrįžti iki tavo miestelio. Tai va, draugai iš Lietuvos yra pasakoja, kad vieną kartą teko susimokėti 100 eurų. Tai nežinau, čia maždaug atstumas gal buvo apie 40 km, įsivaizduoju. Taip. Kitą kartą paprašė 400 eurų. Wow. Tiesiog slidinėjant tokioje didelėje zonoje, reikia turėti savo menį, pasiskaičiuoti ir kartais labai sunku įsivertinti laiką, kiek tau reikia grįžti atgal į tavo miestelį. Šiais metais jūs apsistojate, dar gali pakartoti pavadinimą šito miestelio, kaip jis vadinasi šiais metais jūs apsistojate, kokiame miestelėje? Kanadzai. Kanadzai. Ar galėtum palyginti su praeitų metų patirtimis, ar tai buvo geras pasirinkimas, ar kažkas geriau buvo praeitais metais, kas patiko, kas nepatiko? Man asmeniškai žymiai labiau patiko Korvara. Korvarai, čia yra mano meilė. Mes užsisakėm viešbučius lapkričio 1 dieną, prisimenu, buvo nedarbo diena. Ne, o gal darbo diena, Lietuvoje nedarbo diena.
Ir kažkaip lapkričio prisimenu tą datą, kad pradėjom ieškoti viešbučių ir supratom, kad tai yra labai stipriai per vėlu. Ir Mhm. tai vis tiek lapkričio 1, norint užsisakyti vasario mėnesį, tai yra 4 mėnesiai iš anksto. Taip. O Karvarai pernai turėjom labai smagų, na, būtų, aš ten pavadinčiau, ten toks kaip viešbutis, bet tu turi Mhm. du kambarius ir tokią virtuvydę visai nemažą. O šiemet tai buvo tiesiog kambarys, mažas kambarys ir jo, taip labai jokingai užsisakėm 4 mėnesius prieš tai, realiai turėjom Taip. 2 variantus, iš ko rinktis. Mhm. Mhm. Tokį Tai kriterijų, kad su kūnu ir šalia takų, tai nežinau. Bet to aš klausiu net savo Facebook'e žmonių, kiek iš anksto jūs užsisako, nes man šokas buvo. Tai keletas mano draugų atsakė, kad maždaug išvažiuojant, jeigu vieta patiko, iš karto užsisakai kitiems metams. Čia yra mano pati mylimiausia vieta. Karvaros miestelis. Jis ten tolumoje gal ir matosi. Bet va šitie kalnai, juosintis tą miestelį, jie labai labai gražiai atrodo iš pačio miestelio, ar atvažiuojant į miestelį su mašina. Mes tiesiog kaip siena aplinkui, kaip karūna. labai įdomu, kokios kainos šiais metais būtent Dolomituose apgyvendinimo. Na, jeigu mes neimsime, gali būti ir tūkstantinės sumos, taip, bet, na, biudžetiniam lankytojui, biudžetiniam keliautojui, slidinėtojui, apie kokias kainas mes kalbam? Bendrai globaliai, reikia pripažinti, kad slidinėjimo džiaugsmas yra brangus malonumas. Man atrodo, čia bet kuri šalis ir bet kurioje vietoje pasirinksi, kažkur gali sutaupyti, be abejonės, bet iš principo dėje tai yra fantastiškos, nuostabios atostogos, bet tai kainuoja. Mes taip juokaujam, kad už kiekvieną žvaigždutę po 100 eurų. Už kiekvieną. Tai, jeigu ieškosi iš anksto, rasi kažką už 100 eurų, bet tai bus labai paprastas variantas, arba ieškai labai iš anksto. mes kalbam 2 žmonėms, taip? Mes kalbam 2 žmonėms. Nu, aš vis tiek džiaugiausi, nes mes slidinėjom ir tai buvo prie pat pakilimo takų, bet kambariukas buvo, nemeluoju, kaip pas močiutę kaime. Gerai tvarkinga, švaru, viskas, bet ten remontas paskutinį kartą darytas, kokiais 80 metais, ta prasme visa. O ne, viskas veikia, bet tiesiog. O aš nežinau, bent jau vaizdas pro langą buvo geras? Bet čia yra ta tema, kur, žinai, labai didelis klausimas, ko tau reikia. Nes mes esame tie, kurie vos prabundi, greitai pusryčiai, įlendi savo kostiumą ir į kalnus. Ir kai grįžtam, jau išlendi iš dušo, jau yra visiškai sutemę. Tai koks vaizdas, aš to net negaliu pasakyti. Mes niekada nežiūrėjom pro langą. Tai irgi yra toks momentas, kad kadangi tai yra labai didelė zona ir pagrindinė ta veikla yra turizmas, yra daug, kaip aš sakiau, mes buvom Kanazėjai, ten šalia yra Alba Penija, tas miestelis. Jeigu apsistosi toje Alba Penijoje, ten nieko nėra. Išeit pasivaikščiot, visiškai nieko nepamatysi. Ten tiesiog nieko nėra. Reikia bent autobusų stotelės pavažiuoti iki Kanazėjai centro, kad kažkur galėtum pasivaikščioti. Jeigu norisi tik tai slidinėjimo trakų, tada viskas puikiai. Kodėl dar aš sakau, kad nenoriu judinti transportą, tai irgi labai juokingai. Kas važiuoja su mašina, turėkite omeny, kad yra tokių atvažiavusių iš Romų su vasariniam padangom. O, taip. Ir neįleidžia, jeigu yra vasarinės padangos, neįleidžia, ar tikrina kažkaip? Netikrina? Nėra tokių taisyklių. Ir aš prisipažįstu, mes važiuojam su, gal jos ne visai vasarinės, ten dalė demisezoninės, bet žinai, aš tai jokiuosi iš tų demisezoninės, 40 laipsnių temperatūros tam pačiom ir tada į sniegą į kalnus. Tai kadangi Italijai temperatūros yra šiltos ir žmonės atvažiuoja iš visur kur, tie, kas vairuoja, būkite atsargus, nes yra tokių kaip... Vienas dalykas, kas yra būtina ir policija, jeigu sustabdytų, tai bent jau mūsų atveju, kai nežieminės padangos, turi turėti grandinės, aš nežinau, kaip jas vadinasi. Taip, grandinės, taip, ant ratų, taip. Jo, tai vieną kartą pernai yra tekę išmokti, kaip jas dėti. Kitas dalykas, ten labai yra prižiūrimi keliai. Toj vietoj tai pagarba, niekieno tenai nenustebina sniegas, jie yra pasiruošę, jie žino, kad atvažiuoja ir užsieniečių, visokių žmonių, gal galia tie keliai
nėra labai lengvi ir paprasti, nepripratusiems po kalnus tais zigzagais važinėti, tai ten vos tik tai sninga, mašinas iš karto viską valo, barsto. Kartais susiformuoja tokios eilės. Nu, tai čia yra maksimumas, kiek aš esu mačius Dolomituose. Kalbant apie šį slidinėjimo sezoną, kiek žmonių ten buvo? Taip, vasaris, taip, Stadžione Alta. Ar teko ilgai laukti prie keltuvų, ar teko ilgai laukti eilėje, norint išgerti kavos, elementariai papietauti? Koks buvo krūvis, ar daug žmonių ten buvo? Ir taip, ir ne. Margarita, aš įsivaizduoju, kad pati esi buvus prie Romos slidinėjimo kurortas. Taip. Dolomituose žmonių yra gerokai mažiau. Nes tiesiog plotis, žmonių tai yra daugiau, bet kadangi plotai yra tokie didžiuliai, tai slidinėjant tikrai yra mažiau žmonių aplinkui tave. Restoranai yra toks didelis pasirinkimas, kad irgi ten nėra jokio piko periodo. Plius turbūt gal galioja dar ir tas momentas, kad mūsų slidinėjimo kurortuose prie Romos užsieniečių nėra arba gal vienas kitas. Jie visi italai. Tai aišku, jiems pietus yra visiems tą pačią 1 valandą ir jie visi tada spaudžiasi ir grūdasi, kad visiems reikia valgyti vienodu metu. Dolomituose didžioji dauguma žmonių yra užsieniečiai. Nežinai, užsieniečiai. Vokiečiai, anglai, jie labai lankščiai tos dalykus žiūri. Tai gal dar ir tas turbūt padeda. Bet ne, bendras įspūdis tai tikrai yra, kad tos erdvės aplinkui tave yra gerokai daugiau. Aišku, susidaro. Jeigu atvažiuosi 9 ryto prie pakėlimo takų, nežinau kaip čia vadinasi. Taip, pakėlimo takai, prie keltuvų, taip. Prie keltuvų, ačiū. 9 ryto atsidurs prie keltuvų, čia mano draugai rašė, kad Inga, laukiam valandą. Taip. Man nei kartą nėra tekę laukti valandos, arba galų gale yra gal kelis kartus tekę kažkur pamatai didelę eilę, nu tada slidinėjai kažkur, keliauji kitur, arba sakai, kelis kartus nusileisiu. Toj zonai labiau apkrauta yra tas Selaronda, tas didysis žiedas, kadangi tai yra kaip autostrada. Taip. Iš vienos zonos į kitą daug žmonių čiuožia aplinkui tą žiedą, daro tokį dienos turą, tai yra iššūkis tiesiog apčiuožti, nežinau kiek ten kilometrų. Tai visa tai, kas yra aplink tą žiedą, pats tas žiedas yra labiau apkrautas. Jeigu kur tik tai toliau nutolsti į tos, kaip aš sakau, spindulius slėnius, ten jau yra gerokai ramiau. Selva Valgardena yra toks labiau populiarus, kur nežinau, kodėl ten daugiau viešbučių aplinkui tai zonai. Kažkodėl ten yra žymiai daugiau visada žmonių. Tai jo, nuvažiuos kas nors tenai ir sakys, ką čia tai Inga kalbėjo, valandą prastovėjom eiliai. Tai taip gali atsitikti. Mes iš karto pamatėm šiais metais labai didelį skirtumą tarp vasario ir sausio. Pernai ir užpernai slidinėjom sausio mėnesį yra žymiai mažiau žmonių. Bet vasarį yra kur kas ilgesnės dienos. Tikrai jaučiasi. Tai prasme, jeigu nežinau, kompiuteriu kur nors pasitikrinus, ten turbūt prisideda gal kokia valanda, bet mums patiems, ten neskaičiuojant minučių, jausmas buvo, kad tikrai diena yra ilgesnė. Slidinėjai. Ir slidinėti galima ilgiau tuomet, taip, šiek tiek prie šviesos, taip. Taip, nes diena ilgesnė, kad ir jie uždaro trasas vėliau. Aš dabar neatsimenu, tik įsivaizduokim, kad sausio gali tai būti, kad 4 valandą jau uždaro, o vasario mėnesį 5 valandą uždaro. Taigi labiau apsimoka netgi važiuoti vasarį, taip, visai geras laikotarpis vasaris yra slidinėjimui. Kiekvienas pasirinkimas turi savo pliusus ir minusus. Važiuosi, turėsi turbūt didesnį pasirinkimą viešbučių, gal net ir pigiau, nes tai ne piko sezonas. Šaltesnis klimatas dažnai, bet čia vėlgi, žinai, visą laiką gali pakliūti kitaip, jo kaip papuls. Bet iš principo sausį lyg ir šalčiau, mažiau žmonių aplinkui. Kas yra dideli pliusai. Bet vasarį turi ilgesnės dienas, daugiau šviesos, daugiau saulės.
slidinėjus kitur, tik tai Italijoje, bet tiesiog girdint aplinkui, ką žmonės kalba pakelimo takuose, aplinkui susidarėm tokį įspūdį, nes tiesiog kelis kartus girdėjom taip kalbant žmonės, kad vos ne čia pigiausia. Girdėjom palyginimą, su Šveicarija, tai aš jau ten įsivaizduoju, kad nėra ką lyginti kainų atžvilgių, bet kiti italai kalbėjo ir mes po to jų klausėm, kad Prancūzijoje yra gerokai brangiau. Kad per paskutinius kelis metus labai pabrango slidinėjimas Prancūzijoje ir jie Dolomitus matė gerokai kaip pigesnį variantą. Ir viena iš dalykų, ką paminėjo, kad, pavyzdžiui, maistas ir restoranai yra žymiai pigesni. Sako, Prancūzijai sustoti kur nors restorane be 100 eurų dviem žmonėm nieko, visiškai nieko. O čia didesnį kažkokį tai makaronų patiekalą už 12-15 eurų. Matėsi už manęs nuostabus restoranas, kur daro labai puikų karštą strudelio, italai sako strudelio, pyragas su vaniliniu padažu. Niekada nepraleidžiu galimybės, nes Romai mes tokių saldumynų, karštų obuolių pyragų neturim. Pakalbėkime apie kainas. Tai kiek kainuojagi, mes pasakėme apie apgyvendimą, kad tai prasideda kainos nuo 100 eurų, taip, kažkas paprastesnio. O sakyk, o pavalgyti, pavyzdžiui, restorane pietus ar vakarienę, apie kokias kainas mes kalbame? Margarita, aš čia tik save gal pasitaisysiu. Nuo 100 eurų čia tokia bazė. Aš manau, kad vidutinė kaina jau tokio kokybiškesnio būsto yra apie 300 eurų Dolomitų zoną. Tai už bet kokią žemesnę kainą nei 300 eurų jau reikia pakovoti, jau reikia kokį nors kompromisą daryti. O kalbant apie maitinimą, taip, jeigu mes kalbėsime valgymas restoranuose arba, pavyzdžiui, ant slidinėjimo trasų, ten irgi būna ir kaip gatvės maistas, taip, aš nežinau net kaip jį pavadinti, tokie restoranėliai, kur ten gali kažkokį burgerį pasimti, kavos, apie kokias kainas mes kalbame. Dabar, kaip visada, dažnai priklauso, ką tu ten. Jeigu mano standartinis pasirinkimas, bet tai nėra pietus, yraštrudelis su kapučino arba arbatos gėrimu, arbata kažkokiu nealkoholiniu gėrimu. Tai bus apie 10 eurų, kai kur gal būna tokios akcijos 7 eurai, 8 eurai, toks kaip rinkinys, kapučino su štrudeliu. Tai čia yra tiesiog, aš naudojuosi progą, nes man labai patinka tas pyragas ir mes Romoje jo neturim. Patiekalai nežinau, vėlgi labai priklauso, ką jiems yra restoranų, kur, žinai, vyrai susėda ir jie pasiema ten steiką. Tai aišku, tas steikas apie 30 eurų turbūt kainuoja. Jeigu kažkoks makaronų patiekalas, manau, apie 15. Už 20 manau, kad jeigu tik tai imi tik vieną patiekalą, o ne primo sekundų ir, žinai, ten visą litaniją, tai papietauti galima. Manyčiau, kad gal apie 20 eurų. O sakyk, aš žinau, kad tu pusryčiauji kaip jau itališkai, taip, tavo pusryčiai dažniausiai būna kapučino su rageliu, taip, ne? Ne kalnuose. Mane tiesiog domino klausimas, kiek kalnuose, būtent šiaurės Italijoje, kainuoja puodelis kavos, kapučino, ragelis, apie kokias kainas mes kalbam? Kadangi tai vis dar Italija, tai manau, kad pats euras 20 ar panašiai. Mes pusryčius dažniausiai viešbutį turim, bet nuėjus kur nors ten kavinukiai, tai tas pačios kainos tam po porą jau negu Vilniuje. Aš tikėjausi, kad bus brangiau nei Romoje, nes Romoje mes minėjom kitose laidose, tai espresso kavos puodelis galėtų būti euras 20, kapučino galima ir už €30, €40 nusipirkti Romoje, tai panašios ir Šiaurės Italijoje. Vienas dalykas, kuris šokiravo, jeigu kalbėtume apie kavą, bet čia buvo juokinga, kad, kaip minėjau, Dolomitose yra tas momentas, kur ypatingai kai slidinėji ir nežinai gerai tos zonos, ne visada supranti, kur tu, kaip pasakyti, visą laiką esi Italijai, bet kur tu jau nučiuožei į vokiškos kultūros zoną. Ar tiksliau būtų sakyti, angliškos kultūros
euro zoną, nes tai buvusi daug metų ten buvo Austrija, ne? Taip. Ir yra man tai buvę, kad atsisėdau tiesiog kavinukai restorane kalnuose ir sakau, aš norėčiau kavos, bet padarykit man tą lungo vadinamą, tą tokį... Taip. Ilgesnę. Ilgesnę, bet taip jau sočiais, daugiau įpilkit, nes noriu tiesiog sušilti kažko daugiau gerti, gal net ir amerikanų. Gerai, sako, aš viską supratau. Atnešė man puodą, tokį maždaug 300 ml kavos. Kaip gyvenant jau nemažai metų Italijoje, tau matyt buvo šokas, taip? Man buvo šokas, todėl kad vis tik tai pagal žemėlapį aš vis dar esu Italijoje, niekur Italijoje paprašęs tas lungo, kad ir sakytum jau ten labai ekstremaliai lungo ilgesnės kavos, tu negausi 300 ml tokio didelio akto vadinamo, žinai. Šiuo mums sninga, dėl viršūnė nesimato, kitoj pusėje. Viskas paskenda tarsi rūke, bet tai nėra rūkas. Pratęskim apie kainas. Skipasai. Kiek mačiau, kiek žiūrėjau, kiek tu rodėjai, tai maždaug kainuotų 80 eurų dienai, taip, kažkur. Gal priklauso nuo zonos, ar čia visose Dolomituose tokios kainos? Visa ta Salaronda, bet čia yra tokia ir nauda, kad nusipirkus super ski pass tam regionui, tu gali čiuožti kur tik tai nori. Tu gali ir pasimti autobusą ir nuvažiuoti pakankamai didelį atstumą ir slidinėti visai kitam krašte. Nebūtinai iki slidė nusigauti, gali ir tiesiog su mašina važiuoti. Ir visa tai įeina į tą pačią kainą, tave visur praleis. Tas yra nuostabu, kad su tuo pačiu bilietu tu tikrai labai dideliai zonai visur gali slidinėti. Savaitė, kas dažniausiai tas baltas savaitė vadinama Italijoje, yra 7 dienas. 400 eurų buvo šiais metais, 410 gal, bet mes pirkom internetu buvo 20% nuolaida. Tai aš nežinau, ar čia visai kainai būna, ar čia šiais metais kažkokia tai buvo akcija, kad jie skatino per aplikaciją pirkti. Ir žiūrėjom, kad visam sezonui kainuoja beveik jau ten 950 berods, taip, beveik 1000 eurų, bet mes kalbam apie visą sezoną, taip, čia žinėjimą visą sezono metu. Aš tą išgirdau, aš neturiu tokių galimybių mėnesį slidinėti, bet aš tą išgirdau iš žmonių, kurie ten turi ar antrus namus, arba gal net gyvena tuose miesteliuose, nes tiesiog žmonės slidinėdami, girdėjau šalia mane, žinai, toj pakelimo būdelį. Kalbėjo, sako, tai tu nusipirkai mėnesį ir tu nusipirkai visam sezonui. Ir ten irgi mėnesis ir jau visas sezonas, tai nėra didelio skirtumo. Jeigu kalbėsime apie kainas instruktorių, privatus mokytojas, apie kokias kainas mes kalbam? Apie 100 eurų už valandą. Už valandą. Gali būti 80, gali būti 100. Priklauso nuo kada nori. Ar tai yra piko metas, ryte kainuoja šiek tiek brangiau negu vakare, nes slidinėjimo takai gali būti šiek tiek sugadinti. Ir ryte, kai viskas yra šviežiai suspausti, yra brangiau. Gal ir todėl, kad turi daugiau energijos, ne? Pamokytis. Nežinau, kodėl ryte visada yra šiek tiek brangiau. Labas rytas, Margarita. Esam prie Marmolados. Aukščiausio kalno. Jūs parodė, kiek čia mums rašo. 3 kilometrai. Virš 3 kilometrų. 9 ryto. Kokie eilutė. Virš 3 kilometrų aukštis. Žemės nesimato. Siūlytum Šiaurės Italiją tiems, kurie niekados niekur neslidinėjo, kaip pradžiai
važiuoti ten, paslidinėti, pasibandyti? Ar yra tos trasos pradedantiesiems, ar tai patogu, ar tai, pavyzdžiui, galbūt neapsimoka, gal per brangu tiems, kurie tik pradeda, taip, nes reikia jau važiuoti gal turint kažkokį pažangesnį lygį, taip? Ar tu siūlytum, ar tu rekomenduotum? Aš rekomenduočiau, aš pati išmokau slidinėti jau, nežinau, 34, ar, ta prasme, ne nuo mažumos, aš esu slidinėjus vaikystėje, ten Vilniaus sapieginėse vadinam, bet tai visai kitas slidinėjimas, ten lygumoj su visai kitom slidinėm, kitokiais batais. Tai aš išmokau slidinėti realiai jau būdama suaugusi, tai man atrodo visiškai nėra jokių ribų, gali bet kokiam amžiui išmokti ir važiuoti iš karto į rimtus kalnus. Vienas momentas gal reikėtų pasidomėti, pasižiūrėti šalia esančios trasos, kokio sunkumo. Kaip pavyzdys, Araba yra toks mažytis miestelis, kuris yra puikus tiems, kurie nori slidinėti visą dieną, tai nėra ką veikti tame miestelyje, jisai tiesiog viešbučiai, keli restoranai ir tiek. Šalia yra nuostabios trasos, bet jos yra sudėtingos trasos. Tai tiem, kas važiuoja pirmą kartą ir nori mokytis, aš nesiūlyčiau Arabą miestelių. Korvara į Badiją, ten, kur mes buvom pernai metais, ji yra nuostabi, nes pakilus aukščiau ten gali rasti sunkesnių iš karto trasų, nučiuožti į kitus slėnius, bet didysis slėnis, kuris kaip pasakyti, kurio nučiuožiu jau patį tą miestelį, tai jis yra labai lengvas, paprastas, ten, man atrodo, netgi su rogutėm vaikai čiuožinėja. Tai jis toks labai family friendly ir su mažais vaikais, ir tiem, kas mokosi. Tai gal aš rekomenduočiau, tik tai turbūt atsižvelgčiau, ar yra, neičiau kur nors jau ten visai, kur yra tik 2 namukai vidury miško, kažkur tai, kur yra labiau miestelis, nes tada jūs gausite ir mokyklą, kur daugiau yra serviso, tada jūs gausite ir kažkokią mokyklą, galėsite pasisamdyti mokytojus, ir kad būtų lengvesnės trasos šalia. Ir galų gale, jeigu jau visai nepatiks, tai kad būtų ką veikti tą savaitę. Jeigu kažkur apsistosim miestelį, tai... Nes tarp kitko, čia dar yra gal momentas. Visai nemažai žmonių mes matom, slidinėdami, atvažiuoja neslidinėja, bet jie užsikelia į restoranus esančius ant kalnų, jie išsinuomoja ar nusiperka, nežinau, tos specialius batus, ten tokias ant batų užsideda gumos metalai, nežinau, kas ten yra, kad neslidinėja. Eina vaikščioti, tu klausai apie šunis, tai nemažai matom žmonių, kurie taip eina su tais specialiais batais ir su šunim, aš jau ten kalbu apie kokius haskius, vilkšunis, su rimtesniais šunimis. Yra trasų, bet čia reikia pasidomėti, kur, aš nežinau kur, tiksliai, kur su rogiam gali čiuožinėti. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalą, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.